kiekvieną pavasarį labai laukiam vasaros ir saulės, šilumos, o kiekvienas pirties mylėtojas labai lygiai taip pat laukia rudens, nes rudenį prasideda pirčių sezonas. O šio sezono atidarymo šventė bus visai šalia Marijampolės Baraginės kaime, Akmeninės Liepsnos pirties kieme. Spalio 12 dieną, 11 val. Šiame kieme jūsų lauks dar keletas pirtelių ant ratų, o ko ir dar bus šioje šventėje, mes paklausime pačio Sauliaus, kuris organizuoja šią šventę. Ateik, Sauliau, papasakosi, kas dar čia bus? Kadangi tikiuosi nemažo srauto žmonių, tai mano vienintelė pirtelė nepaveš, bus prikviesta mobilios pirtis, kurių bus nuo 5 km iki 7 pirtelių, bus džakuzi, dar papildomas kubilas, greičiausiai, jeigu matysim, bus reikalingas, scena, muzikinė programa. Pati Jūratė Miliauskaitė. Bet tai tas pirteles patys lankytojai ateis ir patys tenais pilsis vandenį, vanosis, ar ten kažką trinsis? Yra kviečiami bičiuliai, pirtininkai profesionalai. Visuose pirtelėse dirbs profesionalai. Iš įvairių Lietuvos miesto kampelių suvažiuos. Jie pravedinės savo programas, savo edukacijas, supažindins su pirties naudą sveikatai pačiam žmogui. Ir kiekvienoje iš tų pirčių galėsite patirti skirtingą vanojimą, skirtingą masažą. Aš net neįsivaizduoju, ką tie pirtininkai spalvos, bet jūs gausite profesionalių pirtininkų procedūras. Ir visa tai tik tai už šypseną. Už šypseną, už gerą nuotaiką. Už gerą emociją. Už apsilankymą. Spalio 12 dieną Marijampolėje Jūratė Miliauskaitė ir 5 pirtys. Ir ne tik, dar bus ir edukacijos, ir galima bus įsigyti kai ko, kas reikalinga pirtyje, ir šveitiklių, ir pirties rūbų. Per pirtelių galėsite sušilti, atsipalaiduoti ir pasidžiaugti vandeniu šioje burbulinėje vonioje. O kam čia bus per šilta, su malonumu galėsite pliūkštelti į tvenkinį. Su savimi į šventę atsivežti tapkes, halatą ir rankšluostį. Na ir žinoma, gerą nuotaiką. Ateik į šitą šventę, organizuojama Sauliaus. Ir galbūt kažką pamatysi naujo ir sakysi, o šitiek metų einu į pirtį ir dar nemačiau, kad taip galima, taip paprasta, o taip gera. Ateik ir sužinosi. Aš kaip keliaujanti be bilieto laike, neleisk paklyst, surask mane.